Gerai, labas rytas, džiugu Jūs matyti. Kristus prisikėlė. Ir tikrai Jisai prisikėlė prieš beveik 2000 metų ir mes džiaugiamės, žinodami ir galėdami dėkoti Kristui už Jo auką. Ir žinodami, kad Kristus prisikėlė, vadinasi, ir mes vieną dieną kelsimės. Taip? Jeigu Kristus būtų neprisikėlęs, kas būtų? Tada mes būtume patys apgailėtini, labiausiai apgailėtini žmonės pasaulyje. Nebebūtų vilties, tada gyvenk, daryk, ką nori ir tavęs laukia amžinoji prapultis. Bet Kristus prisikėlė ir kadangi Jis prisikėlė, Jis dovanoja mums amžiną gyvenimą. Taigi šiandieną eisime truputį atgal. Kas girdėjote tokį žodį Pascha? Pascha, ne, tai yra išėjimas arba išvesti žmonės. Ir mes šiandieną grįšime dar atgal, kad turėtume pilną vaizdą to prisikėlimo. Taigi, Velykos nebuvo sukurtos žmogaus idėja, kaip kai kurie bando pasakoti, kad tai yra kažkas tai sugalvojo, kažkas tai sukūrė, kažkas va šitą šventę tokią įnešė mums ir dabar mes visi švęsime šitą šventę. Velykos tai buvo Dievo suplanuotas darbas, kurį Jis tai suplanavo ir mes šiandieną švenčiame. Taigi mes grįšime dabar į istoriją. Kas mėgsta istoriją? Nelabai. Taigi mes šiandieną grįšime istoriją atgal į Egiptą. Girdėjote tokia šalis Afrikoje, Egiptas. Tuo metu žydų tauta buvo Egipto žemėje ir tuo metu žydai buvo vergijoje. Yra skaičiuojama apie 2,5 milijono žmonių, kurie tuo metu gyveno Egipte ir faraonas juos pavertė vergais ir visa tauta vergavo egiptiečiams. Taigi mes žvelgsime į tą istoriją ir matysime, kaip Dievas išvedė stebuklingų būdų, išvedė savo tautą iš Egipto vergijos. Mes matysime avinėlį, kuris turėjo būti paskerstas. Mes matysime auką. Mes matysime, kaip izraelitai turėjo patepti krauju staktas, kad Dievo bausmės angelas nesunaikintų jų pirmagimių. Ir mes matysime, kaip ta visa tauta išėjo iš Egipto vergovės. Gerai, tai pirmas punktas. Dievo tauta buvo vergijoje. Kas galėtų paskaityti išėjimo 1 skyrius 13-14 eilutės. Šiandien daug skaitysim iš Išėjimo knygos, tai galite laikyti pirštą tenai. Taigi Išėjimo 1 nuo 13 iki 14 eilutės. Kas turit? Skaitom, kas turit. Egiptiečiai vertė izraelitus tarnauti be gailesčio, apkartino jų gyvenimas sunkia vergystė, prievolio, plytų bei visokių ūkio darbų ir juos negailestingai spaudė. Taigi ką mes matome čionai? Izraelis, kaip tauta visa, jie buvo vergijoje. Juos egiptiečiai spaudė, jiems liepė dirbti
Ir egiptiečiai buvo toje vergyje. Ir jie galėjo patys save išsigelbėti iš to ir pasakyti, ne, aš nedarysiu. Aš nevergausiu. Kartais aš prisimenu mano vaikus, kai reikia kažką padaryti, aš nedarysiu, aš nevergausiu, aš nevergas. Ar ne? Kai tauta buvo egiptiečių nelaisvėje, ar jie galėjo tai pasakyti? Kas jūs čia tokie? Mes nevergausime jums. Jie negalėjo. Jie buvo vergystėje. Ir šitoj vietoje yra labai svarbu suprasti, kad žmogus pats negali išsivaduoti iš tos vergystės. Jisai negalėjo pabėgti, nes jeigu jisai būtų bėgęs, jį būtų pagavę, jį būtų žiauriai nubaudę už tai. Taigi jie negalėjo nei sukilti prieš savo engėjus, nei nieko. Ir čia yra paralelė į žmogų. Paralelė į žmogų, kad mes kaip žmonės esame nuodėmės vergystėje. Mes patys negalime iš jos išsivaduoti. Mes esame toj mirties vergystėje ir esame bausmės vergystėje. Už nuodėmę Dievas baudžia ir baudžia mirtimi. Ir dabar paskaitykime Jono Evangelijos 8 skyrių 34 eilutę. Jono 8, 34. Jono 8, 34. Nu, kas turite? Jėzus jiems tarė, iš tiesų sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Ką Jėzus pasakė apie žmogų? Jisai sako taip, iš tiesų sakau jums. Kai matome, kur Jėzus sako 2 kartus iš tiesų, tai reiškia jau tikriau negali būti. Tai yra ta tiesa, kurią Jėzus sako. Ir sako, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Ir yra labai panašiai. Izraelis buvo Egipto nelaisvėje, kurioje niekaip jie negalėjo pabėgti, niekaip negalėjo ištrūkti. Lygiai taip pat žmogus yra nuodėmės vergas ir jisai negali iš tos nuodėmės pats pabėgti. Ir mes žinome daug tokių atvejų, kaip mes bandėme kažką padaryti savo jėgom ir tai nelabai pavyksta. Antras punktas. Dievas pažada išvesti savo tautą. Dievas ateina, pamato tos tautos priespaudą ir jisai pasigaili jos ir jisai pažada juos išvesti. Taigi Išėjimo knygą toliau skaitom. 3 skyrius, 7-8 eilutės. Jos sesuo tarė faraono dukteriai, ar norėtum, kad Kažkur čia skaitai? Prašau. Trečias, atsiprašau. Viešpats tarė, aš pamačiau savo tautos vargą Egipte ir išgirdau jos šauksmą dėl jų prižiūrėtojų. Aš žinau jos sielvartą. Aš nužengiau jos išvaduoti iš egiptiečių rankos ir išvesti jos iš tos šalies į gerą ir plačią šalį, plūstančią pienu vedami į kanadiečių, Hetitų, Amoritų, Perezų, Hivų ir Jebusiečių žemę. Taigi, ką mes čia matome šitoje eilutėje? Dievas sako, aš pamačiau savo tautos vargą Egipte. Dievas nėra tas toksai, žinot, šaltas asmuo, kuriam nerūpi, kas mums darosi. Jisai mato, kai mes vargstame savo nuodėmėse ir jisai sako, aš nužengiau jos išvaduoti. Čia yra labai gražus pasakymas, tarytum Dievui reikėjo nueiti į žemę. Ar jisai nežinojo, kas žemėje vyksta? Čia sako, Dievas iš dangaus nužengia į išvaduoti savo tautos iš egiptiečių rankos ir išvesti juos. Taigi, čia mes matome, kad Dievas
yra tas, kuris sugalvoja išgelbėti savo tautą. Jisai sugalvoja, kad jisai pasigailės savo tautos ir ją išves iš egiptiečių priespaudos. Kaip yra labai gerai žinoti, kad tu turi tokį galingą Dievą, kuris gali tave išvesti iš Egipto žemės. Ir lygiai panašiai, tai yra paralelė į Kristų. Ir šiandieną, ką mes skaitysime vieną rašto vietą iš Senojo testamento ir kitą iš Naujojo testamento, kad matytume visas paralelės į Kristų. Žmonės buvo vergystėje Egipto žemėje ir lygiai taip pat dabartinis žmogus yra vergystėje nuodėmėje. Žmonėms reikia išvaduotojo, išgelbėtojo Egipto žemėje, lygiai taip pat mums reikia išvaduotojo, išgelbėtojo iš savo nuodėmių. Taigi Jono Evangelijos 1 skyrius 14 eilutė. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę Tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Ačiū. Čia yra pasakyta, kad Kristus atėjo į šitą žemę ir tapo kūnu. Pats Dievo sūnus atėjo, pasiėmė žmogaus kūną ir tapo žmogumi. Tam, kad įvykdytų atpirkimą. Ir 21 ir Mato 1:21. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių. Gerai. Taigi, ką mes čia matome iš tos eilutėse? Dievas nužengia iš dangaus tam, kad išgelbėtų savo tautą iš Egipto vergovės. Kristus nužengia irgi iš dangaus tam, kad išgelbėtų žmonės iš nuodėmių. Matote skirtumą? Matote paralelę? Viskas labai gražiai Dievas paruošia tenai ir duoda visą paralelę į tai, ką jis žada padaryti. Gerai, trečias punktas. Paskos naktį Dievas duoda avinėlį. Paska reiškia išėjimas. Išėjimo knyga 12 skyrius 3-6 eilutės. Nu, kas turit? Reikės Biblijų nupirkti įtarimus visiems. Nu? Kažkaip vienas tas mūsų skaitytojas pavargo. Pasakykite visiems izraelitams, kad šio mėnesio 10 dieną jie paimtų po avinėlį savo tėvų namams, po vieną avinėlį kiekvienai šeimai. O jei šeima yra per maža, avinėlį suvalgyti, te paima kartu su savo artimiausiu kaimynu, kad sudarytų tiek asmenų, kiek gali suvalgyti avinėlį. Avinėlis privalo būti be trūkumų, metinis patinėlis. Paimsite jį iš avių ar ožkų, laikykite jį iki šio mėnesio 14 dienos. Kiekviena Izraelio tautos šeima turi jį papjauti tos dienos vakare. Gerai, ką mes čia matome iš šitos ištraukos? Mes matome, kad jie turėjo paimti avinėlį. Avinėlis turėjo turėti trūkumų. Taip ar ne? Avinėlis turėjo būti be trūkumų. Jis turėjo būti tobulas avinėlis, nes Dievui auka turėjo būti tobula. Ir matote, kad čia Dievas parūpina kelią ir Dievas pasako, ką reikia tiksliai padaryti. Jis pasako labai tiksliai, kokį avinėlį paimti, kaip jisai turi atrodyti ir yra labai įdomu. Avinėlis buvo skirtas vieniems namams. Tai šeimai, kuri buvo tose namuose, buvo skirtas tik tai tiems namams. Ir tas avinėlis buvo paskirtas ne tam, kad žmonės jį prižiūrėtų, augintų, bet jis buvo skirtas aukai. Auka už nuodėmę yra
Mirtis. Todėl Dievas reikalauja, čia kad mes visi tiksliai suprastume, Dievas reikalauja už nuodėmę kraujo aukos. Ir Dievas iš tikrųjų yra gana, ta prasme, mūsų nuodėmė tokia yra baisi, kad Dievas reikalauja aukos už nuodėmę. Ir tai yra kraujo aukos. Įdomus dalykas, čia Dievas nepasakė, jūs truputį pasistengkite būti geresni ir aš jūs išvesiu iš Egipto žemės. Ne, pasakė, jūs padarėte nuodėmės ir va dėl jūsų nuodėmių reikia paimti avinėlį ir tas avinėlis turi būti paskerstas. Reiškia, jis turi būti nužudytas. Ir kaip mes benorėtume vadinti Dievą, kad jis yra tik tai meilės Dievas, tik tai labai geras Dievas, mes vis tik turime suvokti, kad Dievas yra ne tik tai geras ir jis yra meilė, bet jis taip pat yra teisingas. Ir už nuodėmę turi būti sumokėta pilnai. Už nuodėmę turi būti sumokėta krauju. Ir čia mes turime paralelę iš tikrųjų į Kristų. Tas avinėlis, kuris buvo paaukotas, kurį turėjo jie paskersti, jis negalėjo jų išgelbėti iš tos baisios pražūties, kurios laukia jų, tos tautos, nes tauta žinojo, kad ateis angelas, kuris nužudys pirmagimius visoje Egipto žemėje. Jeigu jie būtų tik tai paskerdę avinėlį, nieko būtų neįvykę. Vis tiek angelas būtų atėjęs ir nužudęs tuose namuose esantį pirmagimį. Čia labai yra įdomu. Taigi, paralelė yra į Kristų. Kristus taip pat Kristus buvo tas pats avinėlis. Jono Evangelijos 1 skyrius 29 eilutė. Rytojaus dieną, matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Taigi Jonas Krikštytojas, kai pamatė Jėzų, jisai pasakė, va, čia yra tas Dievo avinėlis, kuris paima pasaulio nuodėmę. Jisai suvokė ir suprato, kad būtent Kristus yra tas avinėlis, tas tikrasis avinėlis, kuris pasiema pasaulio nuodėmes. Mes galime aukoti kiek norime avinėlio, bet mūsų nuodėmės nebus padengtos arba nebus sunaikintos. Kodėl? Todėl, kad avinėlio kraujas negali nuplauti mūsų nuodėmių. Kodėl tada buvo aukojamos aukos? Kodėl Dievas reikalavo avinėlio? Tam, kad parodytų, kad to avinėlio auka, to avinėlio krauju yra pridengamos nuodėmės, o tikrasis avinėlis yra Kristus. Tikrasis avinėlis yra Kristus. Ir ta paralelė yra, kad tas avinėlis turėjo mirti tam, kad būtų išgelbėta Izraelio tautos pirmgimiai, taip ir čionai. Avinėlis turi mirti tam, kad būtų išgelbėti žmonės. 4 punktas. Tai yra labai svarbus. Kraujas buvo išgelbėjimo ženklas. Be kraujo praliejimo nėra nuodėmių atleidimo. Skaitykime Išėjimo knygos 12 skyriaus 7 eilutę. Jo krauju patepkite abi durų staktas ir skersinį tų namų, kuriuose valgysite avinėlį. Ir 12 ir 13. Ta naktį pereisiu visą Egipto šalį ir žudysiu visus pirmagimius žmones ir gyvulius. Ir visiems Egipto dievams įvykdysiu teismą, aš viešpats. O kraujas ant namų bus ženklas, kur jūs gyvenate. Pamatęs kraują, aplenksiu jūs, kad Egipto šalies bausmė nepaliestų jūsų. Ką reikėjo žydams padaryti, kad Dievas nenužudytų ten esančių pirmgimių? Krauju patepti staktą. Krauju patepti abi staktas ir viršum esančią, nežinau, lentą kaip vadinasi, ne? Taigi jie turėjo patepti to avinėlio krauju tas staktas. Jeigu jie būtų tik tai suvalgę avinėlį, bet nebūtų patepę
staktų. Kas būtų įvykę? Mirties angelas nebūtų aplenkęs. Mirties angelas vis tiek būtų užėjęs į tuos namus ir padaręs darbą. Taigi, kas išgelbėjo žydus tą naktį, kai Dievo mirties angelas ėjo per Egipto žemę? Avinėlio kraujas. Avinėlio kraujas. Ne tai, kad žydai tapo šiek tiek geresni, ne taip, kad žydai tapo jau tokie, žinot, geresni, bet todėl, kad Dievas taip sugalvojo ir jo būdas, būtent avinėlio kraujas, juos išgelbėjo. Tai yra būtent kraujas. Dievas sako, kai pamatysiu kraują, yra labai svarbu mums irgi suvokti. Be kraujo pralimo nėra nuodėmių atleidimo. Ir tai yra paralelė, vėlgi, šitą paralelę, tai ką jie darė, tai yra paralelė į Kristų. Jeigu ant mūsų širdies durų nėra Kristaus kraujo, mes esame pražuvę. Mes galime atlikti ritualus, galime lankyti bažnyčią, galite net aukoti bažnyčiai, galite melstis, skaityti Bibliją, galite daryti įvairius darbus. Bet jeigu ant žmogaus širdies durų staktų nėra Kristaus kraujo, esate pražuvęs. Paskaitykime pirmą laiško Petro, 1 skyrius, 18-19 eilutės. Žinodami, kad esate pirkti nuo betikslių išprotėlių paveldėto gyvenimo būdo, nenykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus torinėlio, be kliaudos ir dėmės. Taigi ką mes skaitome? Skaitome, kad Petras rašo, kad tai yra Kristus, tai yra tas velykinis avinėlis, kuris yra paaukotas už žmonijos nuodėmes. Kristus tam ir atėjo į šitą žemę, kad mirti dėl mano ir dėl tavo nuodėmio. Ir skaitykime Hebrajams 9:22. Taip pat beveik viskas pagal įstatymą apvaloma krauju ir be kraujo praliejimo nėra atleidimo. Taigi nuodėmė reikalauja to teisingo Dievo teismo. Už kiekvieną nuodėmę žmogus turi mirti. Už kiekvieną nuodėmę. Ir Dievas, pastebėkime, Dievas yra geras. Dievas yra mylintis. Ir Dievas nenori, kad tu ir aš eitume į pragarą, todėl Jisai siunčia savo sūnų Jėzų, kad Jisai mirtų dėl manęs ir tavęs, kad tau ir man nereikėtų eiti į pragarą. Taigi pats Dievas parūpina auką, pats Dievas parūpina kelią, kad mes galėtume ištrūkti iš šitų spąstų. Ir kraujas tampa mūsų apsaugos ženklu. Kaip minėjau, jeigu Kristaus kraujas yra ant tavo širdies durų, tu būsi išgelbėtas ir tau nereikės mirti. 5 eilutė. 5 punktas. Pascha reiškia ne tik apsaugą nuo teismo, bet ir išėjimą. Labai dažnai aš pastebiu, kad kai kurie žmonės nori išgelbėjimo, nori išvadavimo iš vergystės, nori, kad Dievas juos išgelbėtų, suteiktų naują gyvenimą, duotų daug palaiminimų, bet žmogus nenori keistis, nenori išeiti iš savo nuodėmės, nenori išeiti, kaip mes vadiname, iš to tamsaus Egipto. Paskaitykime Išėjimo knygą, 12 skyrius, 301-303 eilutės. Ta naktį faraonas, pasišaukęs Mozę ir Aaroną, tarė: išeikite iš mano krašto jūs ir izraelitai, eikite, tarnaukite viešpačiui, kaip sakėte. Pasimkite avis ir galvijus, kaip sakėte. Eikite ir palaiminkite mane taip pat. Egiptiečiai ragino tautą skubiai išeiti iš jų šalies, sakydami: mes visi išmirsime. Ir 40 eilutė. Ta naktis, kurią juos išvedė iš Egipto krašto, yra viešpaties šventė. Izraelitai privalo tą naktį švęsti per kartų kartos. Ačiū. Pascha nereiškia, kad pavojus praėjo ir bausmė aplenkė. Pascha reiškia ką? Išeikite
palikite tą vergyją, išeikite iš savo nuodėmių, palikite viską ir pradėkite naują kelią. Tai nėra tik tai, kad Dievas atėjo, kad mus išgelbėtų. Dievas nėra tai, kad tik tai dovanotų mums tas naujas galimybės. Bet Dievas nori, kad mūsų gyvenimai iš tikrųjų pasikeistų. Man labai patinka Olivijos, kuris reikalauja, kad jeigu tu esi tikintis žmogus, tavo gyvenimas tai rodytų. Nes jeigu tikrasis tikintysis nėra tik tai tas, kuris sako, aš esu išgelbėtas, aš esu Dievo vaikas. Dievo vaiko gyvenimas turi parodyti darbais. Turi tai matytis. Ir čia, ką sako Dievas, sako, išeikite ir palikite Egiptą. Jie nepasiliko Egipte, bet jie turėjo išeiti. Dievas lygiai taip pat mums sako, aš jūs išgelbėjau ir dabar išeikite iš savo nuodėmių. Ir tai vėlgi mes matome paralelę į Kristaus. Kristaus auka ne tik tai panaikina mūsų kaltę. Kristaus auka mums suteikia galimybę pakeisti mūsų gyvenimą. Paskaitykime Romiečiams 6:4. Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Kristus buvo prikeltas iš numirusių Dievo šlove, taip ir mes gyventume naują gyvenimą. Ačiū. Šitos eilutės yra skaitomas per krikštą. Mes labai dažnai jas cituojame, kad krikšto metu žmogus yra palaidojamas ir prikeliamas naujam gyvenimui. Kai mes krikštijam žmogų, žmogus yra panardinimas pilnai po vandeniu, tai reiškia, kad jisai susitapatina su Kristaus mirtimi ant kryžiaus. Penktadienį mes minėjome didįjį penktadienį, kai Kristus atidavė savo gyvybę laisvanoriškai už žmonijos nuodėmes. Ir krikštu, kai mes laidojam žmogų, krikštijam žmogų, mes panardiname žmogų po vandeniu, reiškia, kad jisai miršta šitam pasauliu. Jisai pilnai pasineria ir susitapatina su Kristaus mirtimi. Ir tada taip, kaip Kristus prisikėlė iš mirusiųjų, taip ir mes iškeliame žmogų, nepaliekam jo po vandeniu. Nors vienas žmogus, atsimenu, kai krikštijau, jisai sako, mane, truputį palaikyk ilgiau po vandeniu. Galvoju, kam? Žmogus norėjo tapti truputį šventesniu, truputį geresniu. Tai, žodžiu, aš jį paėmiau taip ir priėmiau truputį su ranka ir matau, kad jisai jau nori išlysti iš vandens, bet aš jį laikau dar. Ir tada jisai pradėjo spurtėti tada visas. Ir paskui paleido ir jisai iššoko, ne toks visas, žinot. Tai tas va toksai jausmas, ne? Taigi, kai mes išneriame iš mirties, mūsų gyvenimas va turėtų va būtent taip. Aš visas išneriu, noriu įkvėpti to gyvojo, tikrojo, naujojo oro, kad pradėčiau naują gyvenimą. Naują gyvenimą. Jeigu tu esi išgelbėtas, tu trokšti gyventi naują, šventą gyvenimą. Ne tame sename gyvenime pasilikti, bet tu nori pradėti naują kelią su Dievu. Ir ten sako, kad pradėtume gyventi naują gyvenimą, atnaujintą gyvenimą. Dievas davė mums naują pradžią. Taip kaip mes labai dažnai sakome, aš noriu pradėti tą gyvenimą nuo tuščio lapo, ne? Kad viskas prasidėtų naujai. Kristus būtent suteikė tai mums. Pradėti gyvenimą naujai. Pradėti gyvenimą su juo. Gerai, 6 punktas. Dievas pervedė savo tautą per jūrą. Girdėjote tokią istoriją? Girdėjote, ne? Paskaitykime tą istoriją. Čia Viešpats kariaus. Išėjimo 14, 13 ir 14. Mozė atsakė, nebijokite, stovėkite ramiai ir stebėkite Viešpaties išgelbėjimą, kurį jis šiandien įvykdys. Egiptiečių, kuriuos šiandien matote, niekados daugiau nebematysite. Viešpats kariaus už jūs, o jūs būkite ramūs. Gerai, ir 21-22 eilutės. Mozė ištiesė ranką link jūros. Viešpats smarkių rytų vėjų
kuris pūtė per naktį, išdžiovino jūrą ir vandenys persiskirstė. Izraelitai ėjo sausų jūros dugnu, vanduo jiems buvo siena iš dešinės ir iš kairės. Ačiū. Čia mes matome istoriją, kad Dievas ne tik tai išgelbėja savo tautą nuo mirties angelo, jisai išveda juos iš Egipto žemės. Kai jie ateina iki jūros ir atrodo, kad viskas jau jiems bus šakės tuo metu, nes tuo metu egiptiečiai kartu su faraonu pradėjo vytis savo vergus. Jie norėjo susigrąžinti atgal. Ir kai izraelitai priėjo iki jūros, viskas galvoja, mato, kaip artėja faraonas su savo kariuomenė ir jie neturi kur dingti. Ir matome, Dievas vėl ateina ir kovoja už juos. Ir padaro tą tokį stebuklą, jisai praskiria jūros vandenis. Ir izraelitai gali pereiti jūros dugnu. Taigi mes matome, Dievas dirba nuo pat išgelbėjimo žmogaus ir jisai veda jį tolyn. Lygiai taip pat kaip ir mes. Kai mes tampame išgelbėtais, mums reikia ir toliau Dievo pagalbos. Mes nesame tokie stiprus, kad patys galėtume išsivaduoti ir sakyti, o, man jau Dieve tavęs nebereikia, aš jau pats. Prisimenu vieną istoriją, kai vienas žmogus atvažiavo į prekybos centrą. Ir su automobiliu nori pastatyti automobilį parkavimo vietoje ir nėra laisvų vietų. Žmogus meldžiasi, Dievui prisimena, kad reikia melstis. Jisai prašo Dievo, sako, o Dieve, sako, tu matai, sako, kaip aš čia skubu, kaip man čia reikia vietos, duok man vietos, kad aš galėčiau pastatyti savo automobilį. Ir jisai žiūri, kaip tik vienas automobilis išvažiuoja ir atsiranda laisva vieta. Ir jisai meldžiasi toliau Dievui. Sako, Dieve, nereikia, aš jau radau. Ar ne? Kartais tai būna su mumis, ar ne? Kartais mes patys galvojame, kad mes patys padarysime, mes patys būsime geresni, mes patys paveiksim, bet ne. Dievas yra tas, kuris veikia mūsų gyvenimuose ir kuris tai daro. Taigi vėlgi tai yra paraleliai į Kristų. Paskaitykime Hebrajams 2 skyrių nuo 14 iki 15 eilutės. Kadangi vaikų kraujas ir kūnas bendri, tai ir jis lygiomis jos prisiėmė, kad mirtimi sunaikintų tą, kuris turėjo mirties jėgą, tai yra velnę. Ir išvaduotų tuos, kurie bijodami mirties visam gyvenimui buvo patekę į vergiją. Taigi Egipte kas buvo? Vergija ir buvo galingas priešas, egiptiečiai, kuries juos spaudė. Bet Kristuje mes matome nuodėmė, mirtis ir šėtonas. Taigi Egipte Dievas juos išvedė iš Egipto vergovės, o Kristuje Dievas per jo auką, per kryžius atvėrė mums kelią pas Dievą. Štai ką mes matome, ką padarė Kristus. Jisai išvadavo mus iš mirties valdžios. Todėl krikščionis nebijo mirti. Ar bijot mirti dar? Jeigu bijome mirti, reikia pasitikrinti, ar mes esame tikintys. Nes parašyta, kad Kristus mus išvadavo iš mirties vergijos. Kai būni laidotuvėse, teko būti laidotuvėse. Teko būti galbūt laidotuvėse tos, kuriuose mirė netikintis žmogus ir kuriuose mirė tikintis žmogus. Matėte skirtumą? Ten, kur mirė netikintis žmogus, žmonės verkia ir jie nežino, kur tas žmogus nuėjo. Nes tas žmogus galbūt nuėjo ir į pragarą ir niekas nežino. Kai mirė tikintis, žmonės iš vienos pusės liūdi, iš kitos pusės džiaugiasi. Dėl to, kad tas žmogus nukeliavo į geresnę vietą pas viešpatį. Ir taigi, jeigu mano viltis ir tavo viltis yra Kristus, aš nebijau mirti. Ir jeigu tu dar bijai mirti, reikia susipažinti su Kristumi. 7 punktas. Izraelis buvo išgelbėtas avinėlio krauju, o bažnyčia išgelbėta Kristaus krauju. Skaitykime 1 Korintiečiams 5:7.
išmeskite senąjį vyrauką, kad taptumėte naujų maišymų. Jūs juk esate nerauginti, nes jau paskirstas jūsų Paskos avinėlis Kristus. Taigi čia tiksliai mums pasako, kad būtent Paskos avinėlis arba tas Velykų avinėlis yra Kristus. Ir matome tą paralelę, ar ne, Egiptas ir Kristus. Taigi sako, jau Kristus yra paaukotas, jau mūsų tas avinėlis jau yra paaukotas tam, kad mes turėtume naują viltį. Taigi tiesa, kurią mes turime, yra labai aiški. Avinėlis Egipte tai buvo tik tai laikinas ženklas, kuris rodė į Kristų. Kristus yra tas galutinis avinėlis, tas tikrasis avinėlis. Kraujas ant durų, kurios tepė žydai, tai buvo tik tai laikina apsauga. Tačiau Kristus su savo krauju, kai jisai patepa mūsų širdies duris, tai yra amžinas ženklas, kad mes priklausome Kristui. Mes priklausome Kristui. 8 punktas. Jėzus švenčia Paschą ir parodo, kad visa ji išsipildo jame, išsipildo Kristuje. Paskaitykime Luko Evangelijos 22 skyrių skaitysime paskutinę vakarienę, kurioje dalyvauja Kristus. Luko 22 nuo 14 iki 20 eilutės. Atėjus metui, jis sėdo prie stalo ir 12 apaštalų draugė su juo. Ir jis tarė jiems, trokšte troškau valgyti su jumis šias Paschą prieš kentėdamas. Sakau jums, nuo šiol daugiau jos nebevalgysiu, kol ji įsipildys Dievo karalystėje. Paėmęs taurę, jis padėkojo ir tarė, imkite ir dalykitės. Sakau jums, aš nebegersiu vynmedžio vaisiaus, kol ateis Dievo karalystė. Ir paėmęs duoną, jis padėkojo, laužė ją ir davė jiems sakydamas, tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas, tai darykite mano atminimui. Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę sakydama, ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje, kuris už jūs išliejamas. Ačiū. Taigi Kristus miršta neatsitiktinai per Paschą. Kodėl Kristus mirė per Paschą? Todėl, kad Dievas tiksliai parodo, kad jo kelias, jo suplanuotas visa ta įvykių eiga nurodo mums į Kristų. Čia Kristus pasako, kad senoji Paschą, tą, ką jūs šventėte, tą, ką žydų tauta šventė visą laiką, ji visą laiką nurodė į Kristų. Tas avinėlis, kuris buvo paaukotas ir kurį žydai kiekvienais metais valgydavo, irgi nurodo į ką? Į Kristų. Visa tai, ką visus tos ritualus, kuriuos jie darė, viskas rodė į ateinantį Mesiją. Ir kraujas, kurį jie tepė ant durų, irgi nurodė į tikrąjį Kristaus kraują. Taigi, kai šventė Kristus paskutinį kartą Paschą, sako, aš troškau valgyti su jumis šitą Paschą. Jisai sako, tai yra ta Paschą, kad jūs suprastumėte, kad aš esu būtent tas, kuris atėjau į šitą žemę, kuris miriau, kuris tuo atiduosiu savo gyvybę tam, kad jūs būtumėte išgelbėti. Taigi, 9 punktas. Avinėlis buvo paaukotas, tačiau Kristus prisikėlė. Skirtumas yra, avinėlis turėjo mirti ir jisai mirė galutinai. Todėl jisai negali mūsų išgelbėti. Bet Kristus, nors ir buvo paaukotas, jisai prisikėlė. Ir tuo parodė, kad jisai yra tas tikrasis Mesijas. Taigi mūsų šios dienos svarbiausia žinia yra ta, ką mes skaitome, Kristus prisikėlė. Skaitykime tą istoriją po Kristaus nukryžiavimo. Mato 28, nuo 1 iki 6 eilutės. Po šabo, auštant pirmąjį savaitės dienai, Marija Magdalena ir kita Marija ėjo aplankyti kapo. Staiga smarkiai sudrebėjo žemė. Viešpaties angelas nužengė iš dangaus, nurito šalin akmenį ir atsisėdo ant jo. Jo išvaizda buvo it žaibo, o drabužiai balti kaip sniegas.
Išsigandę jo sargybiniai sudrebėjo ir pastiro negyvi, o angelas tarė moterims: jūs nebijokite, aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nebėra. Jis prisikėlė, kaip buvo sakęs. Įeikite, apžiūrėkite vietą, kur jo gulėta. Ačiū. Tai jeigu Kristus būtų tik tai miręs ir neprisikėlęs, mes būtume turėję tą pačią auką, kurią žydai aukodavo kiekvienais metais. Ta auka, kuri nevedė niekur. Bet kai Kristus prisikėlė, reiškia ką? Dievas priima auką, mirtis nugalėta ir kapas nebeturi paskutinio žodžio. Viskas, mes esame išlaisvinti ir mes esame laisvi. Mirtis yra nugalėta. Ir štai kodėl dabar angelai džiaugiasi ir mes galime džiaugtis, nors matau dabar parūgę biškiai kai kurie, bet mes galime džiaugtis, kad mirtis nugalėta ir mes turime viltį, kad kelsimės ir būsime su juo gyvi. Taigi Pascha, žydų Pascha buvo išėjimas iš Egipto, o Kristaus darbas nepasibaigė vien tik tai kapu. Jisai kėlėsi iš mirusiųjų. Skaitykime dabar Romiečiams 4:25. Paaukota dėl mūsų nusikaltimų ir prikelta mums išteisinti. Taigi čia yra būtent ta Velykų tikroji žinia. Ne kiaušiniai, ne zuikučiai, ne gėlytės, ne ramunėlės, ne dažymas kiaušiniu, bet Kristus prisikėlė. Tai yra tikroji žinia, kurią mes šiandieną švenčiame. Kristus prisikėlė. Tai yra tikroji Velykų žinia. Taigi Velykų žinia yra tai, kad kryžius buvo dėl mūsų nusikaltimų, o Kristus tam, kad pateisintų mus. 10. Ką šiandien mums sako šita istorija? 10. punktas. Užmygo mūsų žmogus. Gerai, 10. punktas. Ką šiandien mums sako šita istorija? Tai 1. punktas. Žmogus savęs išgelbėti negali. Mes žinome, kad žydai patys negalėjo išeiti iš Egipto vergovės. Lygiai taip pat žmogus iš savo nuodėmių negali išsigelbėti. Mes galime būti religingi, galime daryti įvairius darbus, galime net būti pakrikštyti bažnyčioje, galime daug dalykų daryti, galime daryti gerus darbus ir vis tiek mes savęs patys negalime išsigelbėti. Antras dalykas, tai yra pats Dievas parūpina mums avinėlį. Tai yra Dievo sugalvotas planas, Dievo sugalvota auka, taip kaip turėtų būti viskas atlikta. Jeigu aš bandyčiau Dievą atsinešti savo gerus darbus ir sakyti: ai Dieve, man nereikia tavo būdo, nereikia Kristaus, aš su savo darbais, gerais darbais ateinu į dangaus karalystę. Ar Dievas priimtų mane? Nu, manęs tai nepriimtų, aš matau, kad purtot galvą. O jūs ar priimtų? O Aušra, matau, purto galvą, sakė, Juozo tai nepriim. O mane tai galbūt. Kartais mes taip galvojame, kad žinome kartais tiesą, bet galvojame: gerai, aš padarysiu Dievui dar keletą gerų darbų ir Dievas turėtų mane priimti. Ne, taip nebus. Dievas, jisai paruošia avinėlį. Tai yra Dievo būdas patekti į dangaus karalystę. Gerai, 3. punktas. Žmogų gelbsti kas? Ne žmogaus darbai, o kraujas. Izraelitai Egipte turėjo patepti staktas tam, kad jie būtų išgelbėti. Dabar reikia Kristaus tam, kad mes būtume išgelbėti iš mūsų nuodėmių. Nėra kito būdo išgelbėti, nėra kito varianto, kaip mes galėtume tapti Dievo vaikais. Vienintelis būdas per Kristaus kraują. Todėl, kai stovėsime prieš Dievo teismą, visi, aš galvojau, kaip tai gali būti. Ten bus
milijardai žmonių, kurie stovės prieš Dievo teismą ir Dievas teis juos, vadinasi, toks baltojo sosto teismas. Ir labai įdomu yra parašyta, kad tie, kurie bus parašyti, tie, kurių vardai bus įrašyti gyvenimo knygoje, tie nebus teisiami. Tai vad, jeigu mano ir tavo vardai bus įrašyti gyvenimo knygoje, tu nebūsi teisiamas, tu būsi išteisintas. Ketvirtas dalykas. Išgelbėjimas reiškia ne tik atleidimą, bet ir išėjimą. Olivijus labai griežtai mus kontroliuoja. Mes turime ne tik tai būti išgelbėtis, bet mūsų gyvenimai turi rodyti, kad mes tikrai esame išgelbėti. Jeigu aš kažkada vagiau ir tapau tikinčiuoju, tai nereiškia, kad dabar aš galiu toliau vogti. Aš turiu pasikeisti. Aš prisimenu vieną istoriją, jūs jau irgi greičiausiai esate girdėjęs. Vienas žmogus priėmė Jėzų, įtikėjo ir jisai buvo vagis. Jis buvo vagis, bet po kažkurio laiko jis vėl sugalvojo vogti. Ir žinot, jau kaip krikščionis jisai nelabai gali vogti. Ar gali tikintysis vogti? Negali, ne? Negali ir nenori. Bet tas tikintysis sako, meldžiasi Dievui ir sako, Dieve, sako, padėk man, sako, pavogti. Ir jisai kreipiasi į Jėzų ir sako, Dieve, sako, tu apsaugok mane, kad manęs nepagautų, kad viskas būtų gerai. Ir žodžiu, jisai taip vieną kartą pavogė kažką, tai kitą kartą pavogė ir trečią kartą jį pagauna. Pasodina jį į kalėjimą ir tas tikintysis sėdi ir meldžiasi Dievui. Sako, matai, sako Jėzau, sako, mus, sako, abu pagavo. Tai tokio tikinčio negali būti. Jeigu tu įtikėjai, tavo gyvenimas turi rodyti, kad tu įtikėjai, kad tavo gyvenimas pasikeitė ir kad tu gyveni su Kristumi. 5 punktas. Prisikėlimas patvirtina, kad Kristaus darbas yra tobulas. Kristaus darbas atliktas tobulai. Reiškia, viskas, nebereikia mums daugiau nieko aukoti, nebereikia mums avinėlio aukoti, nebereikia mums atlikti ritualų, nebereikia mums tepti staktos krauju, mums nieko nebereikia daryti, tik tai tikėti, kad Kristus paėmė mano nuodėmės ir aš per jo auką tampu Dievo vaiku. Tai nereiškia, kad mes galime gyventi belekai. Tai reiškia, kad mūsų gyvenimai turi rodyti pasikeitusi gyvenimą. Taigi, broliai ir seserys, Velykos prasidėjo ne tik tai Jeruzalėje, kai Kristus prisikėlė, jų aidai jau skambėjo ir Egipte. Nuo tenai mes matome visą tą istoriją, kurią Dievas ruošė ir kurią sakė, štai žmonės buvo vergijoje, Dievas parūpino jiems išgelbėjimą, jisai išgirdo, kad jiems reikia gelbėtojo. Dievas nužengė pasižiūrėti, jisai parūpina auką, jisai pasako, kaip reikia atlikti viską tiksliai, kad reikia kraujo. Ir jisai paskui juos išveda iš Egipto žemės, nepalieka jų toliau Egipte, bet išveda juos ir veda į pažadėtąją žemę. Kaip ir Kristus veda mus kur? Į amžiną gyvenimą, į gyvenimą su juo. Jeigu mes toliau nuodėmiaujame, tai į kur mes pateksime? Atsakysite patys savo. Gerai, o dabar atsistokime ir pagiedokime.